Ką čia darot? Abas atjungi. Kiek čia metus? Sakyk, hebrytė. Nu gerai, aš nesakau, nekartojant tavo scenarijos. Gerai. Jau tas video, karočiui, jau mačiau, kad sakė, tipo, visi, kad šaunuolis, kad nesakai hebrytė. Tai šiandien nesakom, šiandien bus diena be hebrytė, karočiui. Šiandien bus tik šaikelė, bičiuliai, draugužiai ir panašiai. Tik teisingi žodžiai. Tai ką, mielieji, ačiū, kad įsijungė šitą video, ačiū, kad šį vakarą ar dieną rytą, kad žiūrite šitą video, praleidžiate kartu su mumis. Tai visą laiką, aišku, kaip svarbiausia. Spaudžiam like, spaudžiam subscribe, kas be ko, pakomentuojam, pahypinam. Nėra sunku, tikrai nėra. Taip, nėra sunku, mums taigi to reikia, mes nuo to augame. Kartu ir geresnį dar kontentą kepam, daugiau motyvacijos panašiai. Žodžiu, čia yra tokia labai gera įvykių seka ir grandinė, tai darom tą, kad galim daryti geriausiai. Koks šiandien bus vibas ir ką mes šiandien gero veiksim? Esmė yra ta pati, važiuojam, darom kartais nesąmonių, grįžtam ir judam toliau. Bet šiandieną ką padarysime, kad dažniausiai mes, kai darome contribui, tai būna arba kokie, tarkim, ten tragai, ir viskas, arba būna šėrykla viskas. Tai šiandieną pasitengsime, kad vis tiek, kadangi kol dar neužsnigo, pasidžiaugti abiejais dalykais. Tai ir bus šėrykla, vienam parkinge, uždaram, nebijokit, viskas tenais jau yra suprogramuota, padaryta pagal mus. Ir tada važiuosime keliuku link dragų, nes aš matau, šiandien žinokit, atvažiavę labai daug emkių, atvažiavo labai daug pričiupuotų visokių bemsų, atvažiavusių visokių ten įvairių gerų mašinų. Kodėl tu nemeni niekados Audi? Vis laiką sakai, baimsim. Nu žiūrėk, labai paprastas faktas. Nebūtų čia BMW, kiek čia liktų mašinų? Nu, žinok, aš dar pasiginčiau, žiūrėk, man. Nu va, neliktų žodžių, jis neturi žodžių. Audi turime, Subaru, Audi, Toyotos. Realiai bus toksai labai daug visko. Ir šėrimas, ir dragai, ir važiavimas keliukais, ir iš tikrųjų realiai net nelijo šiandieną, dar yra pliusas, reikia to naudotis. Ir aš manau, kad jo, varysim biškį daugiau, apsieisime aplinkui, pažiūrėsime, kaip žmonės jaučiasi, ar gal kažkas norės, žinai, gal įkalbinsi, pašert, žinai, gal netyčia, nu kad tiesiog biškį padrasinti žmogų. Tikrai nieko daugiau nerodysim blogo. Mačiau, kad labai daug atvažiavo iš tikrųjų contribui narių, atvažiavo kai kurie tik iš Marijampolės. Dėl myto atvažiuoja jau trečią kartą. Marijampolės. Iš Marijampolės, dėl myto. Labai svarbu. Labai svarbu. Paleidžiam pirmą mūsų labai rimtą produktų liniją, tai yra Night Riders chemija automobiliui. Vidaus priežiūrai, išorės priežiūrai, gera kokybė, geras kainos kokybės santykis ir šiaip labai geri produktai valytis automobilį su Night Riders autorizuota chemija. Hebrantai, turiu klausimą. Ar šiandieną kažkas šers pas jūs? Kažkas ar šers? Aš šiandien norit susvilinti savo vasarinės padangas. Žieminės nagai, jo, pas O pas tave? O pas kažką gal čia stovi vasarinės dar, gal kažkas jau... žieminės nagai labus, galbūt. O, čia yra drąsu, man čia patinka. Va, jau sakyk, Karolė, apie šitą dalyką, sakyk, Karolė. Tai čia jau, čia pats geriausias megztinis pasaulyje. Emas? Emas tai čia tipo kaip ir BMW būna, ne? Jo. Pagarba. O kaip beje megztinis, ar šiltas, ar geras? Patinka, ne? Patogus, kiekvieną dieną nešiau. Tai tipo nešiotumėt iki pavyzdžiui, kokį, nežinau, daro pokalbį eitum su ja. Jo. O, maladės, čia? Pagarba, maladės. Pau, šaudo. Pau. Koks čia aparatas, koks čia per mašiną, aš nesuprantu. Biški, o gal galima pagasot biški su ranka, pala, biški. Kodėl čia tokia garsi mašina? Ko šis streitas vapšė, kur šio? Honda Civic taip ir. Nieko daugiau paslaptys. Žoskai garsiai. Čia yra šitas Don Pipos ir Z Pipos. Nu bet dėdė, žinok, aš viską gerbiu, bet, žinok, trūksta kažko pas tave ant šoninio stiklo. Gal atspėsi ką? Variantai. A lipduko, B. Lipduko, ne. Ne, Instagramas. Contribui, dėdė. Aš manau, kad čia nieko netrūksta, čia trūksta ratų. Na gerai, bet vairuotojas geras yra, gera nuotaika yra, biški rokom, bokom galima. Lipdukai, kaip sakoma, lipdukai ne pasavęs dalykas yra gyvenime. Bet gal, pavyzdžiui, to Marijaną kokį nors, žinau, gal dovanų duosim to kokį, nežinau, gal keičeiną, pavyzdžiui, arba kokį nors kapuką skanų. Šitą galiu priimti.
kompensuosim, supranti, kompensuosim tavo pasirinkimą. Drona. Vilnius, o, čia iš karto. Viens. Mūsų mielas Instagramo kontento kūrėjas, mūsų dievas kūrėjas. Ir ten, kas rašė, kažkas mačiau TikToko komentaruose, kažkoks ten bachuriukas rašo pastoviai. Ne, tai aš pakomentuosiu garsiai. Komentavo, kad tipo, laikas susirasti naują jums operatorių. Jo, žinau, mes dabar va, jau atdarom CV paieškas, ieškom tikrai taip, mes dabar va, iškart employed esam. Jūs nebijakaukit, hebra. Viljamai, ką galvoja apie negatyvą? Jeigu nebūtų negatyvų, nebūtų taip įdomu, žinai. Matot, žmogus iš kitos pusės žiūri, teisingai žiūri, maladės. Logiškai pagalvoti tiesiog, esame, žmogus negimsta su kamera, tu negimsi su kamera, tu turi išmokti tus dalykus, čia yra tiesiog mokymas, kaip dviratį minti. Tas pats yra čia, tai tipo, visi pradedam nuo kažko, kažkiek mes ir padedam kitiem operatoriam išaukti, tai labai normalu, bet, sakykim, šmeižti kitų, kurie nėra tokie puikus, nėra tiesiog logiškai labai. Tai va, auginam jaunus talentus, leidžiam tobulėti, kurti. Už tai, man atrodo, vyresnis jisai. Kiek metų? Ai, Kiek metų vyrimas? Nu tai man 2. Gerai. Ką tu čia žiūrinėjai? Gerai. Mes kiekvieną kartą dažniausiai, kai filmuojame kokius YouTube video, tai tuo pačiu stengiamės po ir Instagramą ir TikToką, kad pasikeltų ir naudotis tą progą, kai esame čia va, mūsų maždaug apie, daug čia, tų mašinų, gal 60-50 maždaug. Ir visą laiką sukame kokius video, tai turime tam tikrą operatorių, kurį matėte. Ir dabar einam pažiūrėti, ką jie ten galvoja su kažką girdėjau, su MK nori padaryti. Viljamai, o ką čia nori padaryti, papasakok, koks čia siužetas, kaip ką čia? Turim viral reelsas, žodžiu. Turim vieną reelsą, karočią, va. Paprasčiausiai, LED displays, labai gražus transitionas, pakūkinsim hebra, jums Instagramo kontentą. Tai čia X4 tiktų čia. Bet tai ne, bet tai dabar atsakysim su MK. Gerai, ne, taip koks skirtumas. Tai gal geriau padarom antram spotė. Geriau taip. Kur apšvietimas? Žodžiu, galvoja, čia kažką galvoja, kaip daryti. Kas, bet iš tikrųjų labai paprastas. Svarbiausia turėti gerą, figieną operatorių, filmuotoją, montuotoją ir visą kitą, ką įmanoma, ką mes ir turim. Ir jūs ten galite patys savo iššikną, kurie ten komentuoja visą laiką kažkokias nesąmonės. Žodžiu, dabar kas bus, kai visiems yra mūsų Contribui kanalas, aš tiesiog įkeliu pirmas topas, Trakų aikštelę. Kai yra labai paprastas važiavimas, tai dažniausiai nieko nerašau, bet tarkim, kai yra koksai dienos metas, kai norim važiuoti tokiais labiau vingiuotais keliukais, kur daug kas nevažinėja, tai ten būna toks aprašymas, kaip reikia laikytis, nes dažniausiai navigacija labai blogai nuvedė. O dabar tiesiog įmečiau spotuką, ten važiuosim, pasidarysime trijose pusėse žvalgybą, kad net važiuotų nei piliečiai kažkokie paprasti, nei policija. Ir tą laiką tiesiog žmonės galės naudotis ir šerti aplinkui viskas. Labai paprasta ir saugu ir niekas dar nėra teisė per mūsų Contribui Meet. Turime anonimą vairuotoją, bet anonimas vairuotojas turi bolidą X4M Competition, labai gera mašina. Važiuojam dabar iki Trakų aikštelės, tai toj Trakų aikšteliai patys suprantam, kas bus. Ką aš daugiau noriu pasakyti? Nieko aš nenoriu pasakyti, tiesiog žiūrėkit video ir viskas. Jau 150. Kur čia per mašiną? Bet žinokit, taip, greitis, variklis, čia iš vis yra pasakų pasaka, bet kas yra kitka, yra stabdžiai. Mes važiavom dabar keturiese esam, aš irgi ten nesiriu ten 70, čia visi sudėjęs, yra. Bet jinai stoja, jinai reaguoja puikiai, BMS MK stabdžiai, ir stoja ir neperkaisti ir važiuojam toliau ir nebijom sustoti. Tai va. Bet šitas varikliukas, taip, kai ramiai važiuoja, kiek jis ten, sakei, apie 12 valgo, ne? Šiaip jeigu ramiai 12, gerai, pusim 13, tada mes. Jo, tai čia žodžiai yra X4M, jos 5.8, bet kai smaugia, tai aišku, 23 dažniausiai, ne kažkur. Bet čia žinai, o ko norėt, Tiksas sveria 2,1 tonos ir remkinis motoras, bet... Norėti iš 510 arklių. Ir viskas, jo. 19, easy.
Ką čia darot? Dirbam. ABS atjungi. Kiek čia metus? Davai, o ko ne? Pagalbos ranką duoti? Pagalbos rankas reikia? LNK. Aš turiu, karočią, normalų raktą. Turi? Davai. Gal prasuk. Čia girdėjau, karočią įvyko padangų keitimas vietoje, kiek jie brušuko, kiek 15 minučių. Ir važiuoja šert, aš kaip suprantu, važiuoja šert. Gerai, pamatysim, žodžiu, taip pat išsiuntėm į 3 skirtingas vietas mašinas, kad per raciją pasakytų, jeigu ten, tarkim, žmonės važiuoja arba svarbiausia policija. Ir kol nėra, gali čia hebra draskytis ir čia yra realiai toks vos ne full proof apsauga. Davai, žiūrim, kas čia vyks. Semi slyk. Ne, čia šis slyk. Pradėkite vėl pasakyti. Na, kamerys. Daryti bereikalingų stopų. Važiuosime dabar apie 50 minučių iki Dragų. Dragose pasiliksit, tai hebra balnuokite šarkus, galvokite su Dragos. Daug mašinų galėsit padragoti. Kažkaip atvažiavom į... Ne. Čia, aišku, viskas yra daryta su dirbtiniu intelektu. Čia viską ChatGPT padarė. ChatGPT sugalvojo scenarijų, nupiešė lempas, nupiešė, prašau, jo žmonės sugeneravo čia ir aš šneku net, aš netikras. Tai va, čia uždainėjo, o, palaukit. Ar aš matau Night Riders magnetinių numerių laikiklių reklamą? Papasakok, mano mielas draugė, kaip tu magnetiniai laikikliai, ar nebuvo nukritę numeriai? Nu kaip, dar nebuvo nukritę. Šiaip geras dalykas ir fotografuoti ir viską. O sako ten, nukris, ten pirma bala, pirmas ten kažkas nukris. Nekrito kažkaip niekam, nieks nekrito, hebra. Pirma. Per gulinčius skraidant nekrito. Būtent. Aš sakiau, aišku, hebra nesakysiu šiandieną, bet jau pastaikė, tai pastaikė. Esmė kame, kad ištestavę esame kiekvieną didelių greičių, klientų pilnos supirkė mūsų yra, perka kasdieną ir pilno užsakymų gauna tą. Jeigu nekrenta, reiškia tikrai kokybiška. Tai ką, kaip tu seniai mytas beje, kaip fainas keliukas, viskas puiku. Jo. O aš
kažką jau, jeigu jau turėjau magnetinius laikiklius, tai važiuojam. Kiek vas tai kilovatų? Kiek kilovatų? 135 jo, turbūt apvertus, turbūt 531 tikriausiai, o ne 135. Kaip tu seniai mytas? Olegas stovi irgi, bet Pagnal su Kupra. Antras mano privatas čia, tai švakai seniai. Nu, bet gerąją prasme ar blogąją? O, gerai. Ne, blogąją ir aš esu privatė. Nu gerai, malodės. Man komplimentas tiesiai mums į širdį, kaip sakoma. O kas tau patinka, pavyzdžiui, labiausiai? Gal, tarkim, tu jauti, kur yra Komunikacija vertė? būtent patinka žmonių, kad ir esam, kai kurie nepažįstami, net, ne, kas prisijungiam, bet mes galim viens prie kito prieiti, žinai, pakalbėti, prasme, draugiškai ir nėra jokio nei heito, nei dar kažką. Net, pavyzdžiui, mane draugiškai labai priėmė būtent čiate Telegramų. Sako, ką vairuoji? Sakau, tipo visišką Trantalą, 2.5 Toyota, žinai, 2 litrai, 85 kW. Ir dabar nepamenu kas, bet kažkas pasakė, kad tipo, nesvarbu ką vairuoji, svarbu koks žmogus esi, žinai. Pirmas to, kai privatas buvo, žinai, aš savo kimarinu namuose, bet nėra ką veik, paskui atsiminiau, čistai, bus privatas. Iš karto man nuotaika pakilo, iš karto varau su nuotaika, viskas. Iš karto muzončikas ir Pagnal. Vieniems iš 10 administracijos, iš 100 administracijos narių labai smagu vieta. Ir matau, kad jau ten, man atrodo, prasidės, žinai, kas prasidės? Pip, 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 tindilin. Seniai, pagarba tau, ačiū tau, kad esi. Pagarba lipdukų turi iš mūsų, ne? Aišku, turi, ne? Einam, pažiūrėt draugų. Čia testuojam 4 power. Ką aš radau šitai mašinai? Aš nežinau, čia nevažiavo, bet 4 išvažiuos. Litrai dyzelis prieš V8. Laimėjo 2 litrai dyzelis. Ką dabar, X4M, pabuvom, pafilmavom biški kontento, tai mėlėjai, tuoj paduosim to kontento į Instagramą, o mes labai dėkojame, kad visi šiandien žiūrėjote šį epizodą. Tai ką, mes, Hebra, lekiam ilsėtis, mes mėlėjai, Hebra, jo, už kadrą sako mano kolegos, mes lekiam ilsėtis, va, ten ir vyris pamojuos biški gal su kamera, va, ir operatorius filmuoja, ir mes jums, mėlėjai, mojuojame, spaudžiam like, subscribe, užeinam į mūsų Contribui, pasubscribinam, būnam mūsų Contribui nariais, Hebra, jo. Ir į mūsų šopą, kas be ko, laukit Hebra naujienų, pasileisim jau to jaus, arba jau netgi, kai žiūrėsite video, bus jau paleista mūsų chemija. Sve, atsveikinam su mūsų miela, mylimiausia, pačia geriausia visam pasaulyje, tai Traidės administracija, marketingo oficeris, IT oficeris. Sve, Pagnal, gačiu.